Pavaryti. Lauk. Tai ką, nežinau, pradėsim? Šiauliuose rodai bendrą tokį. Šiauliuose buvo, 2 eilėm. 2 eilėm. Bet ar įrėminta buvo? Įrėminta? Ja. Šiaip aš, labiau linkus į vieną eilę esu kabinęs. Tiesiog dėl paties to, tarkim, objekto specifikos. Tas vinies kalimas, jisai toks labai ritmiškas, labai monotoniškas. Tai man ta eilė labai kažkaip priimtiniau atrodo negu kažkoks blokas. Bet čia tokie formalumai šiek tiek, labai jau ten nieko nekeičia. O čia kažkaip mergaitė pristatinė tavo šitos darbus, sakė ten, kad kažkaip buvo tik tai viena. Čia dėl to turbūt. Abu tie kadrai, kurie yra toj bendroj kompozicijai, yra spausti iš to paties negatyvo. Tai tiesiog yra, vienas, nežinau kaip čia parodyti, negatyvas, kadangi yra analoginė technika ir šitie darbai ir šitie, tai dirbu su to objektu pačiu fotografijos ir tas negatyvas, tai jisai turi tą galimybę iš 2 pusės atsispausti ir gaunasi tas toks bendras vaizdas kažkokio neaiškaus to objekto. Šiaip jeigu bendrai apie tą parodą greitai, tai tos 2 serijos kaip ir susijusios ir viena iš kitos išėjusios. Tai tos vinys buvo pirmos. Tai ten iš pradžių buvo labiau apie standartizavimą kažkiek, nes ir tas vinies funkcionalumas visas, pats objektas nešasi su savim, o po to jau nuo tos sulų, tarkim, lenkimo, montažo, kažkokios korekcijos linijos, jisai perėjo į šitos darbus, kurie galbūt irgi. Nes tą negatyvą tiesiog priimu kaip kažkokį šabloną, kaip trafaretą, kurį galiu naudoti ir tam kažkokiam naujam vaizdui sukonstruoti. Ir kažkaip po to svarbu, kai apsijungia, tai ir tas bendras erdvės, tarkim, išplanavimas, galbūt šita būtent erdvė dėl savo tokio specifinio interjero ir vietos galbūt nėra pati palankiausia, bet kažkaip svarbu ir ta linija, kuri čia yra, ir ta linija, kuri atsiranda šitam darbe, kad jinai pereiktų ir per pačią erdvę kažkaip. Tai tas eksponavimas toks, iš esmės, tuo pagrįstas. O šiaip tai labiausiai kažkaip šiuo metu bent jau fotografijos objektiškumas būtent. Tie kažkokie bendri taškai, tai galbūt skulptūros, pavyzdžiui, galbūt tą žodį šiek tiek atsargiau vartočiau, nes iš tikrųjų tai yra galbūt labiau objektiški negu skulptūriniai kol kas bent jau. Bet, kiek nusimato į priekį dabar, kas man svarbu, tai irgi toj pačioj linijai norėtųsi dirbti. Šiaip pagrindas visada, kaip ir fotografija nuo pat pradžių buvo, nuo pat studijų pirmų metų, tai kažkaip perėjau palaipsniui taip nuosekliai į tą objektiškumą, kažkokio nagrinėjimą ir taškus. Tai man toj vietoj būtent svarbu yra labai medžiagiškumas pats, tai analoginė technika, kad gali pats daryti su pats rankom viską. Ir iš esmės taip. Ir tas formato, standarto visas klausimas, jisai labai parankus fotografijai, nes viskas, kas yra fotografija, jisai labai standartizuota yra, visi parametrai, visa kita. Tai tiesiog tai formalūs dalykai galbūt būtų tokie. Nefunkcionalus standartas, jisai ir yra fotografijos negalimumas kažką iš tikrųjų pataisyti, nes ta vinis toj nuotraukai, jinai vis tiek su jie nieko neprikalsi, tik tai ją pačią gali prikalti kažkur tą nuotrauką. Tai tas ir yra, toks, nežinau, kažkokia galvojame apie standartą, galbūt ne kaip apie kažkokią blogybę, bet tiesiog išnaudojant galimybę tą kaip kūrybai kažkokią. Tai tiesiog patys tie formalūs fotografijos aspektai kažkaip labai svarbu ir kad jie fotografuoti yra masteliu 1:1 ir kad yra kontaktiniai atspaudai ir visur išlaikytas tas dydis ir tas ritmas. Ir tenai yra metras ant metro, tai irgi toks standartinis
Ir iš tikrųjų, kiek ir popieriaus rulonas leidžia, tarkim, nu, nes tiesiog jį tokį gamina, aš negaliu jo nei didesnio, nei mažesnio šiuo metu turėti. Tai tas irgi kažkaip apsijungia šiek tiek ties to standartizavimu.